Tai sveiki visi. Labas Adėlė. Labas. Tai sveiki sugrįžę į laidą Iš arčiau, kur mes bandome pažinti mūsų gimnazijos bendruomenės narius. Kaip matote, šiandieną mes esame svečiuose, mes esame studijoje Old Town Talks, svečiuose pas Paulių Žižliauską. Ačiū Pauliu, kuris skiria mums savo laiko ir mus pakvietė čia. Ačiū tau labai. Ir šiandieną svečiuose mes turime Adėlę. Adėlė yra pas mus gimnazijoje dabar 12-okė ir labai norėčiau su tavim pasikalbėti, Adėlė, nes mes norime pažinti tave daugiau ir kaip kalbėjome irgi prieš tai, kaip smagu yra įamžinti tą pokalbį, nes greitai Adėlė jau baigsiu mokyklą ir kaip mokiniai baigia mokyklą, jie išeina, jos nuneša kažkur vėjas, kaip sakant, bet mes taip turime tą akimirką galimybę įamžinti visą tai. Tai Adėlė, kaip tu jauties šiandien? Dabar jau geriau kažkaip, iš pradžių labai stresavau čionais ateiti. Man čia atrodo toks, ne savoje vietoje jaučiuosi labai. Tos kameros į mane. Nu taip, dabar pasaulis toksai, kameros naibestas visur, ir juos viską mato, ir dabar visos akis bus į tave. Gerai, Adėlė. Ar gali trumpai save pristatyti? Pat kas yra Adėlė? Ką veiki laisvalaikiu? Taip, tai aš esu Adėlė Ligutaitė, mokyklos 12-okė iš 4 B klasės. Ką aš darau laisvalaikiu? Aš bendrauju su žmonėm, visada būnu su žmonėm, gal 8% tai tikrai, kur ar tai kalbu, ar tai išeinu į lauką su draugais, ar su pavyzdžiui, iš kitų miestų draugais kompiuterių žaidžiu, bet esmė, kad visą laiką bendrauju ir kalbu su žmonėmis, tai mano laisvalaikis aplink žmonės visada būna. Nu taip, čia tikrai yra tiesa, nes kiek galiu pamatyti Adėlę mokykloje, tiek Adėlė visada yra apsupta žmonių ir jinai nuolatos su kažkuo bendrauja. Nuostabu. Labai gerai. Šiuo metu mokais 12 klasį, kaip ir pati minėjai, ir iš karto natūraliai toks klausimas kyla, toks nori išgirsti, įdomu, o su kokiais iššūkiais tu susiduri 12 klasį, kas yra sudėtingiausia? Nežinau, kas yra sudėtingiausia, galbūt tas faktas, kad ateina tie egzaminai ir tu juos nori gerai išlaikyti, bet pati 12 klasė jaučiasi labai keistai, palyginus. Pavyzdžiui, pernai tikrai tu ten ir daug mokaisi, daug streso, pirmi egzaminai, tipo, kažkas neįmanoma atrodo. O dabar aš tokia atsipalaidavus toj mokyklai, jau net ir nebijau to kažkokio be streso, einu į kokias pamokas, atsiskaitimas. Aš žinau, kad aš pasimokiau ir man labai įdomu, koks tas bus pažymys iš tiesų. Svarbiausia, kad įdėjau tą pastangą jau ir aš manau, kad čia galbūt dėl to, nes jau pirma egzamino dalis gal išlaikyta ir dauguma egzaminų yra išlaikyta. Ir toks jau, kur tu į tą mokyklą ateini, labiau gal pabendraut su visais, aišku, mokslas. Nepasakyčiau, kad aš mažiau mokausi nei pernai, ar bet kada, galbūt net daugiau, bet labai nesijaučia. Labai tikrai nesijaučia, kad daugiau mokyčiausi, o kaip tik, kad daugiau gal tas laikas mokykloje bėga ne apie pamokos, o apie aplinkinius žmonės. Mhm. O kaip galvoji, tie egzaminai artėja, Kaip galvoji, kada jau prasideda tas toks didžiulis stresas? Nežinau, bijau pagalvoti apie tai. Aš vieną kartą jau sapnavau, kad aš gavau labai prastą rezultatą iš egzamino ir iš manęs mokytoja juokėsi, sako, Adėlė, nestresuok. Ir aš kaip ir nejaučiu dar to streso, bet tikrai jau pasąmonėje jisai jau yra. Tai nežinau, gal po kokių visų tų šimtadienių, galbūt jau ir pareis, galbūt kai jau artės anglų kalbėjimas, tada jau, bet kovas jau bus, jau egzaminai, reikia susijimti, nors nesakyčiau, kad nesusijėmus esu. Taip. Įdomiausias dalykas būna irgi dažnai mokiniai, sako, aš čia tikrai nestresuoju, man čia nėra baisu, lieka ten 3 dienas, matai sėdi. Jau tos nagus greuži, gerai, sakau, viskas gerai, nestresuoja,
Svarbiausia yra pasiruošti. Taip. Adėlė iš ties pas mus gimnazijoje išbandė labai daug. Daug visko darėjai, daug visko išbandyta ir po šiandieną labai daug visko darai. Paanalizuokime, paieškokime, ne, vat kas tenais buvo. Su Adėlė aš susipažinau teatre. Normalus dalykas, ne, nes nu teatro mokytojas. Ir kyla klausimas, ne, vat kas tave atvedė į tą teatrą? Čia yra istorija iš 10 klasės, kai buvo organizuojamos pirmokų krikštynos ir trūko vienos aktorės, reikėjo pagalbos. Pas mane ateina klasiokė, kuri tuo metu vaidino, sako, ateik, padėk, sakau, nu gerai, pabandysiu. Man ten buvo kelios eilutės, aš ten tik 1, 3 scenai pasirodau, galvoju, nu gerai, nieko tokio, aš padarysiu, buvau Mama Snižana. Gerai. Po kelių savaičių Rytis ateina ir sako, turiu tau paslaptį pasakyti. Ir aš prieinu, jis man į ausį. Tu vaidinsi lietuvių mokytoją Birutę. Ta prasme. Ir aš ateinu ir rimtai, aš pirmą kartą ant scenos buvau, aš vaidinau 2 veikėjus. Aš pirmą kartą ant scenos, aš tai nežinau, ką aš ten, kaip aš atsidūriau, ta prasme. Mane pakvietė, sako, mums reikia pagalbos, gerai, ateisiu, padėsiu ir dabar čia aš visai rimtai ir pasilikau tam teatre, kažkaip nebijojau tos visai scenos. Po tų krikštynų buvo dar vienas projektas, tenais atėjau padėti, ten jau labai išsivystė jau į normalesnį net ir veikėjo rolę ir kažkaip tada dar vienas projektas. Ir tada galvoju, gerai, 11 klasėje, egzaminai, reikia susikaupti. Aš nevaidinsiu, kas teatras. Čia buvo 10 klasės smagumas visas. Ir aš negaliu atsisakyti, ir aš toliau einu ir bent kartą, gal 2 į metus turiu kažkur suvaidinti. Tiesiog turiu ateiti. Labai gerai. O sakyk, ką tau davė teatras gyvenimui? Išmokė mane perlipti per pačią save. Yra ne viena situacija, kur reikėjo kažkokį vaidmenį pavaidinti, kažką pasakyti, kažką atlikti. Ir man būdavo toks psichologinis blokas, kur, aš ant scenos, mes repetuojam ir aš užsiblokuoju. Ir aš nepratęsiu savo tų žodžių ar veiksmo. Bet kiekvieną kartą perlipau iš to, nes tiesiog reikia tai padaryti. Tu atėjai, tu darai ir tu padarai. Tai jo, gal išmokė tą perlipti per pačią save, tai tokia galbūt labiau ir fiziniai esmė, nes tau reikia padaryti. Nu taip, teatras iš tiesų yra žiaurus, nes jis ateina ir sako, žiūrėk, turi būti taip, dabar mes tą padarom. Bet mes negalim to padaryti. Bet teatras sako, mes turim tą padaryti. Ir tada aktoriai, gerai, padarom. Ir tada ieško būdo, kaip ką padaryti. Gerai, teatras. Bet taip pat gimnazijoje tu lankai ir fotografijos pamokas. Tiesa? Gerai. Meninis tas visas ūkdymas, teatras, fotografija. Bet dabar aišku, kodėl atėjai į teatrą. O kodėl tu pasirinkai fotografiją? Kodėl tu atėjai į fotografiją? 10 klasėje man mama atidavė savo seną fotoaparatą. Ir aš tiesiog jį pradėjau nešiotis, bandžiau išsiaiškinti, kaip jisai veikia. Nešiodavau ten, kai su draugiam susitik, kažką pafotografuoti jas, ar ten ką veikiam. Ir kada man pati fotografija labai sužavėjo, kai buvo gatvės muzikos diena ir prie mūsų mokyklos koncertavo kelios grupės ir viena buvo draugo grupė. Ir aš atėjau jos pafotografuoti. Ir aš atsimenu, kaip sunku buvo judėti, kaip buvo sunku tenais judėti. Tenais nėra daug vietos ir ką prigalvoti, iš kokio rakurso nufotografuoti. Plus aš pirmą kartą tai dariau. Ir atsimenu, kur ieškau tų tokių kitokių pusių, kažkaip arčiau prieiti, kažkaip nufotografuoti ir mane tas labai sužavėjo. Ir atsimenu, pafotografavau, iš karto grįžau namo, iš karto persikėliau nuotraukas ir viską jiem ten susinčiau. Ir tada buvo pamokų rinkimuose tas laikas ir fotografijos pamoka buvo kaip ta papildoma pamoka.
Ir galvoju, nu tai gerai, man įdomu, tai aš nueisiu, aš pažiūrėsiu. Ir man labai patiko tos pamokos, mum vedė Paulius Žižliauskas ir man labai patiko, kaip jisai vedė jas, kai teorinę dalį reikia žinot ir man buvo labai įdomi ta teorinė dalis ir po kiekvienos pamokos namų darbams reikėjo kažką nufotografuoti, kažką kiekvieną savaitę atnešti. Ir galbūt tas labiausiai ir paskatino taip daugiau fotografuoti. Teatras, fotografija. Dabar išduosiu žiūrovams paslaptį, nežinau ar žinot, bet Adėlė taip pat ir piešia. Pas mane kabinete yra prie kompiuterio ekrano padėtas Adėlės piešinys, kurį aš gavau kažkur prieš metus laiko ir man jis labai patiko. Ar gali papasakoti, kaip piešimas atsirado tavo gyvenime? Man atrodo, kad aš visada pieždavau. Visą laiką paišydavau, ten, kai tėtis kartais nusiveždavo į kokį darbą, pasimdavau kokį flomasterį vienos spalvos ir viską ten kažką ant popieriaus paišydavau. Tai tas piešimas man visą laiką jisai buvo, bet aš šiuo metu jau nebeugdau tų gebėjimų piešimui. Aš sakyčiau, kad aš gebu piešt, bet kad ten aš kažką labai galiu daug. Galiu, jeigu yra kad kopijuoti, tikrai galiu, bet nes aš buvau įstojus į dailės mokyklą Vienožinskio per karantiną ir labai man nepatiko, ten buvo nuotolinis, man labai nepatiko, supratau, kad man nepatinka, kai man aiškina, sako, ką dabar turi piešti, nors mokyklos visa esmė yra, kad tave moko piešti. Ir aš tiesiog, po metų iš karto po tų karantino metų 7 klasės, tada man buvau ta 7-okė, mečiau piešimą ir pasilikau tokį kaip hobį, kur aš 1-2 kartus į mėnesį aš kažką prisėdu, nupiešiu per kelias valandas ir viskas. Jeigu nepabaigiu piešinio, tai tas piešinys jisai guli 3 iki 6 mėnesių pas mane lentynui, kol jisai galbūt vėl bus paimtas, bet čia tik galbūt. Oho. Bet Adėlė iš tiesų labai gražiai piešia. Jeigu manim netikit, ateikit pas mane, aš parodysiu Adėlės piešinį. Taip, teatras, fotografija, dailė, tavo meninis gyvenimas klesti. Tikrai galim vartoti žodį klesti, nes tiek daug visko. Ir taip pat galiu sutikti tave sporto salėje. Dar sportuoji. Bet man toks klausimas, kodėl? Kodėl tu sportuoji? Nežinau, kodėl aš sportuoju. Prieš kelis metus tiesiog užsirašiau su klasiokė į sporto salę. Galbūt tiesiog, to pabandymui, bet kaip ir užsiauginti tokios gal ir raumenų masės. Nesakyčiau, kad ten kokią figūrą skulptuot, nežinau, bet iš tiesų tiesiog buvo įdomu. Ir jau kelis metus lankau, bet man tą sporto salę jau kažkaip atrodo, kur reiktų gal pakeisti. Jau aš labai susidomėjau, norėčiau pabandyti kovos meną ir vakar buvau palaipioti, tai irgi visiškai kitoks įspūdis to sporto ir aš čia iš principo manau, kad sportas yra be galo svarbus žmogui, bet kokio amžiaus, tiesiog reikia judėti žmogui iš principo. Tai ar tu pradedi sporto salėj, džime kokiam, ar tu atrandi savo kažkokį tą mėgstamą sportą, kurį tu lankai. O, sakai, norėtum išbandyti kovos meną. Kokį? Daug galvojau. Iš pradžių galvojau apie boksą ir galbūt labiausiai link bokso gal linkstu. Kickboksas mane gazdina, muay thai taip pat, bet man labai įdomu. Tai nežinau, bet kažką iš tokių pasismugiuot. Pirmin? Labai gerai. Vau, iš tiesų daug visko. Teatras, fotografija, dailė, sportas. Gal dar kažką turi paslėpus? Šiuo metu ne. Tikrai? Žiūrėk tu man. Gerai. Dar vienas toks klausimas, gal net prašymas, ne? Jeigu galėtum dabar mūsų gimnazijos gimnazistams palinkėti vieną dalyką, ką palinkėtum? Nebūti pasyviems, veikti, dalyvauti
mokyklos renginiuose, nebūtinai gal organizuoti juos ir juos vesti, bet ateiti į renginius, nes jie jums yra skirti, nebereikalo jie yra daromi ir tiesiog nebijot kurti. Pas mus yra mokykloje labai nuostabu, yra labai didelė bendruomenė, kur visi kuria ir tau bet kas ateis padės, patars. Jo, tiesiog pas mus mokykloje kurt, daryti, jeigu nori, daryk. Taip, čia yra visos galimybės. Nebūk pasyvus. Labai geras. Kažkaip palėtė, pajaučiau net iš tiesų, manęs labai jautri tema, man atrodo, šių dienų visuomeniai, nes atsiradus tokia apatija, visi tokie apatiški, viską mane, aš toks, anoks, man nieks nerūpi. Gerai. Paskutiniai 2 klausimai. Žinai jos? Gerai, pabandom. Tai pirmas klausimas. Adėlė, kas yra tavo autoritetas? Labai paprastas klausimas. Mano mama, jinai labai daug veikia, labai daug daro ir mane tas labai ir stebina. Ir šiaip aš dėl jos turiu nuostabų gyvenimą, nuostabias sąlygas, tai tiesiog į ją tikrai lygiuojuosi ir galvoju sekti jos pėdom, tai tiesiog nuostabi moteris jinai. Tikiu, nes iš tiesų apie savo mamą dažnai ir pasakoju, ir dažnai kalbi, ir daug gerų atsiliepimų, daug gražių dalykų esi pasakius apie savo mamą. Tai linkėjimai tavo mamai. Perdasi. Sutarta. Ir paskutinis klausimas. Kokia didžiausia tavo svajonė? Konkrečiai dabar skristi į Mongoliją. Mongolija. Mongolija, kodėl Mongolija? Bet tiesiog, nežinau, neturiu tokio atsakymo, kodėl Mongolija. Pas mus tarp draugų grupės yra toks visai juokelis apie tą Mongoliją. Man tiesiog, ta Mongolija, jinai tokia negirdėta, nematyta, tu įsivaizduoji, bet tu nežinai. Ir aš žinau, kad aš po 5-8 metų tikrai jau ten būsiu. Nuvykus tai tikrai. 5-8 metų. Gerai. Lauksim nuotrauką? Gerai. Taip. Ir lauktuvę, aišku. Aš nežinau, kiek ten lauktuvių, ką atneši. Aš nežinau. Gėlytė. Gėlytė, gerai sutarta. Bus gėlytė iš Mongolijos. Girdėjot visi? Užfiksuota, žinok. Jo, tiksliai, čia bus, kai socialinius tinklus keltų. Taip, socialinius tinklus. Taip, Adėlė. Mano klausimai išseko. Ir iš tiesų daug net ir naujų dalykų sužinau apie tave, apie kovos menus, ne? Apie Mongoliją. Niekada gyvenime negalvojau, kad norėčiau nukeliauti į Mongoliją. Bet dabar, žinok, paklausęs tavęs pradėjau galvoti, o gal aš noriu į Mongoliją. Nežinau, gal tu nori, taip. Gal aš noriu, iš tiesų, nežinau, ką aš ten pamatyčiau, bet galbūt aš noriu. Tai, manau, čia ir pabaigsime. Ačiū tavo, Adėlė, kad skyrei savo laiko, savo dėmesio mums, kad atėjai čia, pasidalinai savo istoriją. Taip pat noriu padėkoti Pauliui Žižliauskui, kuris mus priėmė, mūsų šioje studijoje Old Town Talks. Ir palinkėsime visiems geros dienos. Ačiū, kad žiūrėjote, buvote su mumis iki pat galo ir visiems geros dienos.